Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, išties daug ką papasakosiu. Tai pradžiai pamokysiu, kaip iš savo single player žaidimo persikelti pasaulį į Red Fox Cloud serverius. Ir toliau papasakosiu, kodėl aš pabaigoje atrodžiau taip. Ok, tai long story short, žodžiu, kažkas nutiko Minecraft'ui, jisai visiškai sugedo, bet sugedo ne tik mano visiems, nes tai buvo ne mano kompiuterio, o kažkieno tai kito ten iš Minecraft'o problema. Tai jo, nebuvo skinų, todėl buvau toks negražus. Gero žiūrėjimo. Tad nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis. Keliaujam. Gerai, tai pradėkime pamoką. Tai mums reikės Minecraft žaidimo, WinSCP arba kitos jūsų mėgstamos FTP programos ir paskui naršyklės žinomo valdymo pulto, kad galėtume tiesiog patikrinti, kaip viskas veikia ir ar viskas gerai. Tai dabar keliaukime į Minecraftą ir štai čia aš turiu susikūręs žaidimą, naujas pasaulis. Tai dabar jeigu ir jūs esate užsivadinę savo tą žemėlapį naujas pasaulis, tai labai rekomenduoju tiesiog persivadinti. Aš galbūt persivadinsiu Lapinas kietas. O taip, spaudžiu išsaugoti. Tai mes darome tik tuo atveju, jeigu čia yra daugiau negu vienas žaistas žaidimas ir jie visi vadinasi naujas pasaulis. Tai va, tiek mums reikia kol kas žaidimo. Dabar keliaujame į kompiuterio pagrindinį ekraną. Editoriaus žinutė. Jeigu jūs ne taip kaip aš nesate toksai aklas ir matėte būtent šitą mygtuką, tai dalį iki šio laiko galite praleisti. Ooh, what does this button do? Please, do not push the button. You have no idea what it... Ir dabar ką jums reikia padaryti, tai arba naudoti mygtukų kombinacijas Windows ir R, kad atsirastų Windows Run, arba tiesiog eiti į paiešką ir turite suvesti procentai, app, data, procentai. Kai atsidaro toks langas, spaudžiame Minecraft ir dabar surandame Saves aplankalą. Ir štai matote mūsų pavadinimas, Lapinas kietas. Tai šitą visą aplankalą mums dabar reikia įsikelti į WinSCP. Tai ką mes turim padaryti? Atsidaryti savo WinSCP. Ir aš jau čia esu atsidaręs pasauliai puslapį, tai kai jūs prisijungsit prie serverio, jums rodys taip, aš jau atsidaręs. Ir dabar tiesiog reikia šitą Lapinas kietas pervadinti į World. Tai tiesiog grįžtam čia, spaudžiam dešinę, pervadinti World, mažoji. Jo, būtinai pažiūrėkit, kad būtų mažoji raidė. Tai taip, ir šitą mes galim ištrinti. Jeigu jūs norit palikti jau serverio sugeneruotus pragarą ir endą, tai galit šitos palikti. Jeigu nenorit, tai galit paprasčiausiai ištrint. Aš tarkim nenoriu, tai aš viską ir ištrinu. Tai taip, spaudžiam gerai ir truputuką palaukiam. Kai viskas išsitrynė, tiesiog paimam ir perkeliam World aplankalą čia. Ir jo, dabar reiks truputį palaukti, nes mano namuose jau antrą dieną praktiškai nėra elektros ir ryšio. Na, pasirodo, tai netruko ilgiau amžinybės. Tai turim jau failą, kaip matote, jis jau yra perkeltas. Tai viskas, ką dabar reikia padaryti, tai tiesiog pasijungti į serverį, įjungti ir žiūrėsim ar veiks. Ababa! Nu va, tai kaip matote, žemėlapis visas išliko. Kaip ir buvau miškynuose, taip ir atsiradau miškynuose, tik tais dabar aš vėl kažkuo kitu tapau, tai pasirodo Lapinas nėra Lapinas. Sad. Na tai va taip paprasta yra persikelti pasaulį iš single player žaidimo į mūsų multiplayer serverius. Su jumis buvo aš Raudonasis. Nu, turbūt kažkiek čia yra tos raudonos pas mane, ne? Jo, tai Lapinas. Jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, būtinai prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Ok. Super.
Parašykite komentarą, kokios norėtumėt kitos pamokos. Parašykite laišką, prašau Minecraft'ui, kad jie pagaliau susitvarkytų savo problemos ir aš turėčiau vėl savo skiną. Ir jo, su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas. Ačiū ir iki kitų pamokų. Iki.